Gaidelio mini krekeriai traukia paragauti. Esu Dorota ir save vadinu Baltąją raganą. Užsiimu numerologiją, taro kortomis ir dar šiek tiek chiromantijos mokau. Ar čia yra tikra? Visas tas kelias iš pradžių prasideda nuo mūsų sąmoningumo, nuo mūsų noro dvasiškai tobulėti. Tai yra tik priemonė, kaip numerologija, tarologija arba astrologija. Ar galima man ranką pažiūrėti su tais dėdais, kaip ten viskas darosi? Pas jūs nebuvo santuokos, Nė pas vienos. jūs viena turi būti. Jauna mergelė, stačiais papyčiais nekalta. Pas jūs du vaikai turėtų būti ir viena santuoka. Nėra santokos. A, tai gal dar bus? Tai kada? Nu, nežinau, kada. Pažiūrėk. Tai matau, kad viskas labai puikiai. Santykiuose viskas gerai. Ir dar projektas puikiai pavyks. Man atrodo, žinokit, ant 80% esat gėjus. Labai gerai, mane pažiūrėkit. Gerai. Tavo šakės, man atrodo. Aš atsiprašau, nenoriu komentuoti. Ne, tai komentuokit. Ar jaučiat va šitoj patalpoj kokiu nors dvasiu? Man atrodo, kad aš jaučiu gaidelį. Legendiniai Gaidelis krekeriukai. Turėjo sausainių, dabar pradėjo gaminti krekeriukus. Ir belė kaip geriau. Žinai, kur labai tinka? Tas su užtepėlėm. Žiauriai. Kitus užtepėlį jas daugiausiai ir perka. Su trumų užtepėlė bandėm, žiauriai skanu. Gaidelis, trumų užtepėlį, turėkit omeny. Labą dieną. Oi, labas. Noriu čia pristatyti jums savo paslėptą talentą. Aš skaitau eilėraščius. Bet tu esi profesionalus aktorius, Mindaugai. Tai aš noriu keisti profesiją, noriu poeta tapti. Gerai, paklausom. Apie Čičinską. Apie ką? Čičinskai net. Nors ne, geriau apie elektrą. Mažas berniukas vandens karjere į vandenį laidą elektros panėrė. Tikriausiai berniukas elektros nemėgo, nes vandeniu tarsi šventasis nubėgo. Čia tavo kūrybos? Kartais paimu ir kažką truputį pakeičiu. Bet paėmė kito eilėraštį ir pakeitė ir parašai kažką savo. Ir taip ir tada mano pasidaro. Aš esu Erlanda Jakštytė, turiu du talentus, tai vienas yra šokti, kitas yra kalbėti atvirkščiai. Lukas. Sakau, Ineta. Atenė, Naglis. Silgan, Pols. Slop. Visai fainai, ne? Ne, bet tie žodžiai įdomiau, tikrai. Pasakyk, Lukas Gaidelis. Sakau, Ciledėg, Ineta Višta. Atenė, Čip. Pols ledai. Pols, Slobėdėl, Skanus bibys. Sunaks Sibib. Aš pasiruošęs mokėti tu pinigus ir sau. tiesiog visą dieną va tai važiuoti. Pasirašom, sutarėm. Liuks. Jack, I love you. Gerai. Say no. No. What is your talent? I like camera. And I think camera like me. Okay, so actress or model. We would like to see some modeling. You don't have music. Taip kaip paskutinį kartą. Improvise something from your favorite movie or something. I don't know. Galim pavaidinti, kad tu esi Jackas, kad tu skęsti. Let's do Titanic. He will be Jack and you will be Rose. Okay, let's go. I play with you. Pols ledų pridė. Čia šaltis, kad šalta. It's cold, yes. It's cold everywhere. Let's do some ice cream product placements. Jack, don't leave me. Pasakyk, kad atkabintų mane. Say no. No. Taip, skanu, kad žmonės susilydo. No. Ar tu jau lydai? Tai ir tu lydykis. Ne, aš palauksiu, kol tu po stalu palysi. Sveiki, esu Laimutė. Mano talentas yra daugybė kalbų. Tai aš žinau 5 kalbas, tai būtų rusų, anglų, korėjiečių ir kinų. Šiandien hangug을 공부해요. Kosmosas. Hanguk drama를 아주 봐요. O kiniškai? 我像是哈闭住 Blet, skiriasi. O gali gaidžiui pasakyti, gaidė tave. Kalkajo. Yes. Kenčiana. Kenčiana Gaidelį. Kenčiana. Ir taip pat mano sekantis talentas, aš esu kovų menų profesionalė. Wow. Ta prasme. Okay. Ja Raimonen Kačik kalkajo. Anio. Nervuokiai. Anio. Išlaužė ranką. Na, tu galėtum tikti į apsaugą. Dirbtum su ją kartu, Edmundai. Pasirašom sutartį, manau, kad jinai karatė filmuose galėtų varyti. Ką sakė komisija? Nu, pasirodo, pas juos Gaidys buvo korėtas ir jam nepatiko, ką aš pasakiau. O tai Gaidys kaip atrodė? Su Gaidžiu galvu. Plaukiojo kūdroje šūdas, ištirpė šiltam vandenį. Nes aš jum dainuosiu. Gerai, aš klausau. Varo naminės senelis, dėjo jisai ant valdžios. Net kažkokias senovinės dainas. Noras tu toli. Nu tai aišku, jai dainuoja, man dainuotų ir aš sakyčiau, kad žaidys. O ką jūs dirbate, jeigu nepaslaptis? Esu nekilnojamo turto brokeris.
Taip. Jo, ačiū labai. Bendras atskrido į Labai gražu. Kūdrą, Iš tikrųjų. Karvė apšiko gėlės, Iš kur tu žinai tekstą? tavo atšalusi Jo, ačiū labai. bamba, jaunai nevilioja manęs. Jo. nors Ir tave. Apie nekilnojamąjį turtą aš su juo pašnekėsiu, man čia yra žymiai įdomiau. Jo. Štai šitas jau apie Čičinską. Tik kai joj įsigyveno, Galima ta... iš naujo, nes biškis užsikirti. Jo, aš irgi nesupratau. Čia toks yra stilius skaitimas. Aš žinau, tikrai noriu apie Čičinską paklausyti. Tik kai joj įsigyveno, tą Čičinską išgabeno. Dievas žino, kur slapčia, Čia repas buvo? iš naujo. Tik kai joj įsigyveno, tą Čičinską išgabeno. Šauškimo. Tik kai... Prodiuseris sakė visai kitaip čia bus, klausykit, kodėl jinai juokiasi iš mano eilėraščių, aš labai rimtai jos skaitau. Aš atsiprašau, jeigu tave įžeidžiau. Čia yra tragedija, čia yra Mindaugo tragedija. Ar čia ne komplimentai? Čia komplimentai. Aš galiu eilėraštį iki galo skaityti. Ar čia šitas productionas yra tokio lygio, kad aš net negaliu savo talentų atversti visko iki pat galo. Pradėkit skaityti, jo, aš nenoriu pyktis su Mindaugu. Papininkai, aš nenoriu. Dar kartą apie elektrą. Mažas berniukas maudės karjerą. Kai jie žvengia iš mano eilėraščių. Aš nesijuokiau. Nu, ačiū tau, tu šaunuolis. Mindaugai, ačiū truputėlį užtrukom jau. Aš turiu perspėti. Aš esu kovos per atstumą specialistas. Aš jūsų širdį sužeisiu. Ačiū, Mindaugai. Aš esu jūsų fanas, Mindaugai, tikrai. Man labai patinka jūsų kūryba. Kaitelio mini krekeriai traukia paragauti.